Sveiki sugrįžę, mokiniai! Tikiuosi, kad C++ programavimo kalba ir jos subtilybės, su kuriomis susipažinome praėjusią pamoką, jūsų neišgąsdino. Šiandien trumpai pakartosime tai, ką jau išmokome, kad judėti toliau galėtume lengvai ir užtikrintai. Prisiminkime, kad C++ yra viena populiariausių ir plačiausiai naudojimų programavimo kalbų, kurios galimybės galima aptikti įvairiose srityse. Nuo operacinių sistemų ir žaidimų kūrimo iki sudėtingų mokslinių skaičiavimų. Ši kalba atsirado kaip natūrali C kalbos evoliucija. C kalbą 1972 metais sukūrė Dennis Ritchie, Unix operaciniai sistemai. Tačiau 1980-ais danų programuotojas Bjarne Stroustrup pridėjo naujų funkcionalumų ir taip gimė C++. C++ turi svarbių savybių, dėl kurių ji išlieka aktuali jau keletą dešimtmečių. Ji yra bendros paskirties kalba, tinkanti daugeliui uždavinių spręsti. Be to, C++ leidžia dirbti tiek su didelio našumo sistemomis, tiek su sudėtingomis programų struktūromis. C++ dažnai lyginama su Python, nes abi palaiko objektinį programavimą. Tačiau jų paskirtis ir naudojimo principai labai skiriasi. Pakartokime, kokius esminius skirtumus galime išskirti tarp C++ ir Python programavimo kalbų. Vykdymas. C++ yra kompiliuojama kalba, kuri verčia kodą į mašininį kodą. Tai užtikrina minėtą didelį greitį, tačiau reikalauja papildomo žingsnio prieš paleidžiant programą. Python yra interpretuojama kalba, kurios kodas verčiamas vykdymo metu. Tai leidžia greičiau kurti ir testuoti programas, tačiau gali šiek tiek sulėtinti vykdymą. Lygis. C++ suteikia išskirtinę kontrolę kompiuterio resursams, todėl yra naudojama ten, kur reikalingas našumas. Python yra paprastesnė, ją lengviau išmokti. Sintaksė. C++ sintaksė griežtesnė, panaši į oficialų laišką. Python primena draugo žinutę. Standartinės bibliotekos. Python turi didesnę standartinių bibliotekų įvairovę, kas leidžia greitai pradėti įvairius projektus. Naudojimo sritis. C++ idealiai tinka žaidimų kūrimui, sisteminiam ir įterptiniam programavimui. Python dažniau naudojama duomenų analizei, dirbtiniam intelektui ir interneto svetainių kūrimui. Abiejų kalbų privalumai reiškia, kad jos gali papildyti viena kitą. Pavyzdžiui, dirbtinio intelekto projektui galite naudoti Python analizės etapui ir C++ sudėtingesniems skaičiavimams. Robotika yra viena iš sričių, kur C++ yra itin vertinama. Jos našumas ir realaus laiko duomenų apdorojimo galimybės yra būtinos kuriant robotų sistemas. Vienas žymiausių pavyzdžių yra Arduino platforma. Ši atvirojo kodo sistema naudoja supaprastintą C++ versiją, kad būtų galima lengvai programuoti įvairius elektroninius įrenginius. Kas yra Arduino? Arduino yra plokštė su mikrokontroleriais, leidžianti valdyti jutiklius, aktuatorius ir kitus elektroninius komponentus. Ji gali būti naudojama kurti įvairius projektus, nuo LED lempučių valdymo iki sudėtingų robotų. Arduino platformoje programuojama naudojant specialią IDE, angliškai Integrated Development Environment, tai yra integruota kūrimo aplinka, kurioje rašomas ir testuojamas kodas. Programuojant Arduino galite pasijusti inžinieriumi, sujungiančiu programavimo ir elektronikos pasaulius. Norėdami pradėti mokytis C++, turime suprasti kelias esminės sąvokas. Prisiminkime, kas yra kintamieji. Kintamieji yra lyg dėžutės, kuriuose laikome duomenis. Jie gali būti skirtingų tipų. Int – sveikiesiems skaičiams, float – realiesiems skaičiams, char – simboliams, bool – loginiams reikšmėms. Prieš naudojant, kintamąjį reikia deklaruoti, nurodant jo tipą ir pavadinimą. Rekomenduojama rinktis prasmingus pavadinimus, pavyzdžiui, amžius, temperatūra ar greitis. Tai padeda ne tik suprasti kodą jums patiems, bet ir kitiems programuotojams. Tam, kad kodas būtų suprantamas tiek jums patiems, tiek kitiems, svarbus ir komentavimas. Komentarai leidžia paaiškinti, ką daro tam tikros kodo dalys.
Vienos eilutės komentarai pradedami dviejais pasviraisiais brūkšniais, o ilgesni apgaubiami pasviruoju brūkšniu ir žvaigždute. Tuo ir baigsime šiandienos pamoką. Iki kito karto.